Varžtą pametėm. Aušinamas skystis arba vanduo išbėga. Dirželis beveik nutrūka. Ir masė dinga. Opa. Tai aš dabar tiesiog čia laukia dabar sėdžiu. Reikia laukti, kol tėvuks baigs melžtis. Tai čia dar kokią valandą. Reikės mamikį paskambinti, paklausti, kaip daryti. Ar eit namo, ar laukti čia. Ar dar kažką daryti. Nes aš ieškau, kur tepalą patikrinti. Tepalą neradau, kur tikrinti. Saliarkos yra dar. Dirželė beveik nebėra. Nu, tipo, kokia dalis nuplyšo. Tiesiog, vienu žodžiu, zaibys. Tiesiog žiauru. Įda išsimūrsinu, kokias gražias rankas tada. Ne, žadėjau eiti balių, tavo rūbai visi murzini. Žodžiu, paskambinau, sako, kad tiesiog palaut, kol grįž. Tada su geltoniuku čia atvažiuosim, kitaip pasakius, su Masi Fergusonu, su frontaliniu ten, kur yra. Atvažiuosim ir tempsim, nes jau čia nieko nebus. Tai tada neįrėkščiu, nieką nekabinsiu, sakė, kažkur gerą pusvalandį dabar palauk. Ir kai tėvuks atvažiuos, duos žinoti, ar atsikabinėti, ar neatsikabinėčiau kažką. Nes jo pagrindiniai visi dirželiai